Sveiki, malonu, esu Dainius Jakučionis, gydytojas psichoterapeutas ir su jumis pakalbėsiu apie skaitmeninę detoksikaciją. Toksai yra keistas terminas. Aš parodysiu Amerikos statistiką, nes ten daugiausiai yra tirta. Tai žmonės paima telefoną į rankas kas 5 minutes, vidutiniškai. Tiesiog toks, jeigu žiūrėtume. O skaičiais tai yra apie, nuo 150 iki 200. Čia yra Amerikos duomenys, globaliai visame pasaulyje yra daugmaž skaičius toksai 68. Tai vat, jeigu nori būti vidutiniški pasaulio piliečiai, tai 68 kartus, bet jeigu norite būti pažengę JAV piliečiai, tai vat, Paulius, man atrodo, yra pažengęs jau JAV. Bet aš dabar jau išsigandau 205, jeigu čia vidurkiai, tai aš turbūt tada pas mane bus 400. Tai taip labai paprasta pažiūrėti telefonę ir bus įdomu pažiūrėti. Kiekvienas gali pažiūrėti savo telefonę, yra tam tikros vietos, kur tiesiog rodo, kiek kartų galėt paimti. Kitas įdomus momentas ir tokia statistika, kiek mes laiko iš tikrųjų praleidžiam telefone. Ir vėlgi tokie skaičiai, jie yra, kad 14% gyvenimo žmogus praleidžia su telefonu. Jeigu pamatytume įsivaizduoti, kas yra 14% gyvenimo su telefonu rankose, tai yra 50 dienų. Realiai tai yra 50, net ne gyvenimo, tai yra per metus. Aš atsiprašau, net truputėlį buvau primiršęs tą. 50 dienų per metus žmogus praleidžia tiesiog žiūrėdamas į telefonus. Tai gaunasi vidutiniškai 3 valandas 45 minutės. Aš beje pataikau į šitą. Mano būna 3 valandos 40 minučių kiekvieną savaitę, va tiek praleista. Tai aš 50 dienų per metus praleidžiu tiesiog žiūrėdamas į telefoną. Įsivaizduojat, 300 dienų lieka kažkam kitam. Tai yra dideli skaičiai ir net kartais yra sunku suvokti, kas tai per skaičiai ir ką tai reiškia, bet tai yra daug. Ir kai mes žiūrime apie, vėlgi, telefoną, socialinius tinklus, tai kokie gali būti negatyvus efektai, tai suaugusiems, vėlgi, yra tų tyrimų daug, jų yra prieštaringai kai kurie, bet tie, kurie sako kažką, tai sakoma, kad dažnas socialinių tinklų naudojimas yra susijęs su psichinės sveikatos pablogėjimu, taipogi gali mažinti pasitenkinimą savo gyvenimu, didinti lyginimąsi su kitais žmonėmis. Ir jeigu yra ilgesnis negu 3 valandų per dieną, tai reiškia, kad aš jau patenku, dėja, dabar susimašiau, kad didina nerimo ir depresijos riziką. Bet čia socialinių tinklų, ne visai telefono, bet tik socialinių tinklų. Tai jeigu ten vėlgi Paulius žiūri tiesiog kokią nors laidą ilgą, tai nieko tokio, čia yra tiesiog laidos žiūrėjimas. Bet jeigu yra tas vadinamas skrolinimas socialinės tinkluose ilgiau negu 3 valandas, tai yra jau susijęs su depresija ir nerimu. Jeigu mes žiūrėtume į vaikus, tai yra besivystančios asmenybės ir jų smegenys vis dar vystosi, tai jos yra labiau pažeidžiamos ir dėl to reikėtų jiems truputėlis apsiriboti nuo telefono naudojimo. Yra labai aišku, kad kūno įvaizdžio ir valgymo sutrikimų, ypatingai jaunų merginų sferoje, daug didesnis procentas atsirado, kai atsirado šitas dalykas kaip socialiniai tinklai. Iki to buvo jų, bet su socialiniais tinklais padidėjo. Taipogi miego sutrikimai, nes, vėlgi, paaugliai, kada žiūri telefoną, kai reikia atmiegoti, nieks nemato jų, nieks negali sukontroliuoti, jie tiesiog savo sėdi po kaldra. Kaip anksčiau mūsų tėvai sakydavo, su prožektorium knygą skaitydavo po kaldra, tai dabar vaikai tiesiog socialinius tinkluose yra. Kas yra vis dėlto skaitmeninė detoksikacija? Tai yra sąmoningas atsitraukimas. Ką aš ir kviesiu jūs truputėlį į savo galbūt gyvenimą įvesti, tai yra sąmoningas atsitraukimas nuo technologijų, siekiant sumažinti stresą ir pagerinti dėmesio koncentraciją. Vėlgi, yra logiška kodėl, nes tam yra tam tikra nauda. Tyrimai sako, kad netgi jau po 1 savaitės, jeigu mes atsitraukiam arba sumažinam socialinius tinklus, sumažėja nerimas ir depresija, pagerėja bendra savijauta, pagerėja tas toks bendras pasitenkinimas gyvenimu. Jūs galite padaryti kažkas tai drastišką labai eksperimentą, atimti iš vaikų telefonus ir neleisti jiems naudoti socialiniais tinklais 2 savaitės ir pažiūrėti, kaip jie pasikeis po jų. Ne, savaitė bus blogai, ne vieną dieną, nes yra tas, žinot, toks, kaip čia pavadinkim,
ir šokas, ir pagirios, abstinencija nuo socialinių tinklų. Tai jeigu 2 savaitės jau gerėja miego kokybė, atsiranda ilgesnė miego trukmė, pasitenkinimas gyvenimu ir sumažėja streso lygis. Tai yra, jau yra daug šitoje vietoje. Tai net po savaitės ir 2 savaičių jau yra nemažas dalykas, kas gali pasikeisti. Ir dabar aš greitai pabaigoj noriu perėti per rekomendacijas, kas yra rekomenduojama, norint galbūt įsivesti ir pradėti tam tikrą skaitmenę detoksikaciją savo gyvenime, kad būtų lengviau mums gyventi, galbūt. Nors dauguma iš suaugusių žmonių, jie net negalvoja, kad jie yra ar priklausomi, ar jie kažkokį turi problemų su savo telefono naudojimu ar socialinių tinklų naudojimu. Bet jeigu jie giliai, taip tvirtai paklauso savęs, yra atsakymas, kad prasčiau jaučiasi. Bet kadangi tikras, realus gyvenimas yra čiut blogesnis negu socialiniai tinklai, tai, žinot, nuo to blogesnio gyvenimo pabėgti socialinius tinklus yra daug smagiau. Ir dėl to dauguma bėga. Ką mes galim padaryti, tai pirmas dalykas - išsijungti pranešimus. Tai yra tos notificationus, taip vadinamus, kurie praneša, kad kažkas jums ten Instagrame, Facebook'e uždėjo širdutę ar parašė komentarą. Tai tos tokius išsijungiat, nes jie tiesiog pastovus yra trukdžiai. Ar šiaip galite įsijungti tos pranešimus, išskyrus skambučius ir žinutes, nes o kam jums reikia, kad ten koks nors, nežinau, žurnalas ar kažkokie tai naujienų portalai pranešinėtų kažką. Koks galėsit nueiti pažiūrėti. Be telefono valgyti, galbūt yra kažkokia tai vieta, kur negalima naudoti telefono namuose, pavyzdžiui, prie stalo valgant tikrai galit nenaudoti. Galima įjungti pilkų spalvų režimą telefone, tada jisai truputėlį patampa netoks smagus ir atstumiantis kartais netgi. Pradžia yra nuo to, kad nuo kažkelintos valandos arba kažkelintą valandą jūs nebesinaudosite telefonu ir ryte irgi vėliau pradėsit. Ne dar lovoje, žinot, tik suskamba žadintuvas, dažniausiai telefone, jūs pasiverčiat ant šono, paimate telefoną, įsijungiat kažką tai ir žiūrite tai. Tai vat jeigu mes nustumsime tą laiką telefono naudojimas, irgi turi įtakos tam. Jeigu mes norėsim truputėlį jau pagerinti dar labiau savo situaciją, tai mes galim vakarus be telefono padaryti, vėlgi išsitrinti įtraukiančias programėles, kurios per daug laiko atima, telefoną ryte vėlgi vėliau naudoti ir visai panaikinti pranešimus iš telefonų. Ir yra pažengusių lygis tada toje situacijoje, vėlgi yra, kad savaitgaliai be technologijų, jau čia, žinot, pažengęs žmogus jau sako, aš savaitgalį būsiu be telefono, čia ką man reikia, aš nežinau, kažką veiksiu. Kartą per mėnesį galima daryti irgi visos dienos detoksikaciją, tokią, kad aš palieku telefoną arba išsijungiu, arba nenaudoju jo, nežinau, išsitrinu viską, kas ten tik tai gali mano dėmesį patraukti ir naudoju tik tai kaip skambučiams. Prietaisai visi elektroniniai pašalinti iš miegamojo, čia yra labai bendra rekomendacija, bet ten telefono neturėtų būti miegamajame. Žadintuvas turėjo būti tikras, arba laikrodis, arba tikras žadintuvas, kuris padeda. Ir vėlgi naudoti daugiau gyvus susitikimus, ne programėlės, taisyklės, susikurti savo labai aiškias su darbu, su technologijomis. Nes kai kurie žmonės sako, tai aš dirbu telefone, kai jie visą laiką scrollina. Ne, tai mano socialiniai tinklai yra mano darbas. Labai yra slidi riba tarp to. Tai vat, ir tikiuosi, kad jūs bent kažkuria vieną iš šitų priemonių galėsit pritaikyti, bent kažkiek tai mažiau galbūt naudotis tai socialiniais tinklais, nes jie turi įtaką ir netgi galbūt paskatinsit savo vaikus arba mokyklas, dabar yra nauja tokia judėjimas, kad mokyklose vaikams pamokų metu tiesiog neleisti naudotis telefonais, nes tai atima dėmesį iš jų mokslo ir jų nuotaikos. Tai galbūt net ir to galėsit prisidėti, paskatinti mokyklas, savo direktorius, priimti tą tokį sprendimą. Tai vat, dėkoju Jums labai už laiką.